Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas – Vilniaus senamiesčio širdis. Tai mažiausias valstybinis rezervatas Lietuvoje. Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas įsteigtas Lietuvos istoriniam valstybės ir dvasinės kultūros centrui, Vilniaus pilims, pilių teritorijai ir joje esančioms kultūros ir gamtos vertybėms išsaugoti. Nuolatiniams jų moksliniams tyrimams organizuoti, joms reikiamai tvarkyti ir naudoti. Kalbiname Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direktorę Audronę Kasperavičienę. Mes esame Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos turbūt pačioj žinomiausioj vietoje. Tai yra katedros aikštė. Gali daugam kilt klausimas, kodėlgi miesto centre yra įkurta pačios griežčiausios apsaugos saugoma teritorija, rezervatas. Šita idėja įkurti rezervatą gimė dar prieš nepriklausomybės paskelbimą, tai yra Sąjūdžio laikais. Mes žinom, kad pilių teritorija tai yra valstybingumo ištakos Lietuvoje. Čia buvo kunigaikščių buveinė, teritorija buvo savarankiška, atskirta nuo miesto, jie juosė kanalai, turėjo savo valdytoją atskirai nuo miesto. Ir per daug šimtmečių šitą teritoriją tiesiog dėl Lietuvos tokių politinių, geopolitinių aplinkybių jinai buvo labai mažai tyrinėta. Ir kas yra vertingiausia šioje teritorijoje? Tai aišku yra tie paminklai, katedra, pilis aukštutinė, Kirdiejų rūmai, Trijų kryžių paminklas. Tačiau be galo vertingas yra teritorijos kultūrinis sluoksnis. Mes dabar esame katedros aikštėje ir katedros aikštė buvo kasinėta prieš eilę dešimtmečių, surasti čia žemutinės pilies pastatų liekanos ir dėl to jos yra, jeigu jūs atkreipsite dėmesį, jos yra pažymėtos grindiny. Tai yra gynybiniai bokštai, gynybiniai įtvirtinimai. Katedros aikštė tai buvo dalis žemutinės pilies. Žemutinė pilis buvo visas pastatų kompleksas, kurį sudarė, aišku, ir valdovų rūmai, ūkiniai pastatai, būtinai katedra, taip pat gynybiniai įtvirtinimai, vyskupų pastatai, namai, kalėjimo pastatai, visas pastatų kompleksas, kuris pradėjo nykti 18 amžiaus pabaigoje, kai jau čia neberezidavo Lietuvos didieji kunigaikščiai. Tačiau, ką mes turime po šiuo grindiniu, po žeme, tai yra iš tikrųjų Lietuvos istorijos archyvas, materialus archyvas. Pagal plytų formą, pagal įvairius skiedinius, pagal įvairius radinius mes galime rašyti Lietuvos istoriją. Tiksliau sakant, jinai yra parašyta, bet mes ją galim pildyti ir pasirodo, kad jinai yra be galo turtinga. Vien tik tai kasinėjant dabartinių valdovų rūmų teritoriją, kuri pradėta buvo tyrinėti 1987 metais, buvo surasta tūkstančiai įvairių radinių, tūkstančiai koklių. Koklių pati didžiausia kolekcija Europoje mes turime. Reiktų pasakyti, kad tokia, kokią mes matom dabar katedros aikštę, tai savo egzistavimo kažkur pradžioje, sakykime, 14, 15, dalinai ir 16 amžius, šita teritorija atrodė visai kitaip. Jinai buvo užstatyta pastatais, o prieš tai dar anksčiau čia buvo pelkė. Katedra mūsų irgi stovi pusiau pelkėje, už tai jinai turi labai irgi tokią, sakyčiau, jos architektūrinėms konstrukcijoms kyla pavojai, atsiranda įvairūs skilimai, plyšimai, su kuriais jau šimtmečiais buvo kovojama ir
kiekvieną kartą savo metodų. Pavyzdžiui, Gucevičius perstatydamas katedrą ją sutvirtino alksniniais poliais. 1939 metais, kai katedra po Vilniaus potvinių buvo jau stipriai suskilusi, buvo įkurtas katedros gelbėjimo komitetas ir katedra vėl buvo dar kartą tvirtinama. Dabar vėl mes turime tam tikrų problemų ir mūsų mokslininkai irgi bando spręsti šitas problemas. Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas susideda tarsi iš dviejų dalių, iš dviejų archeologijos vertybių. Pirmoji tai yra Vilniaus piliavietė, kuri apima katedros aikštę, aukštutinę pilį, ir visą rytinę dalį iki Vilnios upės. Ir vakarinė dalis, tai yra Kalnų parko teritorija, taip vadinamas Vilniaus piliakalnis su papiliais. Čia, kur buvo, kaip mano istorikai, Kreivoji pilis, Kreivasis miestas, ir aišku, visa tai yra po žeme ir aišku laukia tyrimų. Tyrimai yra vykdomi, tačiau dar daug laukia šioje teritorijoje atradimų. Ta proga turbūt reikėtų pasakyti, kad kadangi tai yra archeologinės vertybės, labai jautrios, bet kokiems fiziniams poveikiams. Taip pat reljefas yra jaunas, dažnai slenka kalnai, mes žinom, kad Bekešo kalnas labai yra sumažėjęs šiuo metu. Todėl, aišku, lankytojai turėtų būti atsargus ir, aišku, gerbti šią teritoriją, ne tik kaip mūsų kažkokią praeities relikviją, turbūt pačią svarbiausią, bet ir kaip ir gamtos paveldą. Neturi būti laipiojama kalnų šlaitais, nes jie yra iš tikrųjų labai jautrus. Taip pat, aišku, reikia saugoti augmeniją. Taip pat, aišku, čia yra dviračių takai, nėra čia jų labai daug, tačiau galima važiuoti dviračiais, tačiau rekomenduočiau vis tik tai vaikščioti pėsčiomis, kadangi nuo Kalnų parko kalvų atsiveria nuostabus Vilniaus senamiesčio vaizdai, tiesiog visa istorija to miesto, vienuolynai, bažnyčios, visi architektūros stiliai. Ir iš tiesų Vilnius visą laiką traukia keliautojus ir praeitais amžiais savo nepaprastom panoramom, nepaprastų grožių. Šiuo metu daugelis tų panoramų jau miestas pasiglemžė, mes ne iš visur jas pamatysim, tačiau eidami Kalnų parko kalvų viršūnėmis mes jas dar matome. Vienoje, kitoje vietoje jos, aišku, yra sudarkytos šiuolaikinių pastatų, tačiau tai yra turtas. Ir mes, mūsų rezervatų direkcija ateityje žada įrengti tokius turistinius pėsčiųjų takus, kur galima susipažinti ir su miesto vaizdais, panoramomis, taip pat galima susipažinti ir su natūralia gamta. Mes labai susiduriam su tokiom problemom, ypač Kalnų parko teritorijoje. Yra labai teritorija šiukšlinama. Žmonės ten tiesiog ne visai kultūringai elgiasi. Tiesiog, kadangi dar teritorija tokia yra gana tokia, dar ne, sakyčiau, labai primena tokią natūralią gamtą, tai iš tiesų tas toksai šiukšlinimas, laužimas, taip pat jūs turit pavyzdys grafiti piešiniai, tiesiog jie šitos teritorijos negerbia ir jos nesaugo. Laipiojimas piliakalnių šlaitais, tas irgi labai. Taip pat Kalnų parko teritorijoje važinėjimas su mašinom, su motociklais, kas yra draudžiama, kas labai ardo kultūrinį sluoksnį. Renginių metu būna, kad ir girtaujama, po renginių paliekama daug įvairių šiukšlių. Taip pat medžiai, jaunieji mūsų dviratininkai dažnai bando čia tokį sportą, važiavimą su dviračiu į medį. O mūsų teritorijoje yra, pavyzdžiui, seniausia tuopa, irgi tie medžiai jau jie yra klevai seni. Jie tiesiog, juos reikia prižiūrėti už tai, kad kartais jie tiesiog jau kelia pavojų. Dažnai jau jie bus galbūt ir
kai kurie iš jų bus ir pašalinami, tačiau šiuo metu vis tik tai reikia juos saugoti. Taip pat negalima vaikščioti vejomis. Na, tiesiog kaip ir kiekvienam parke, kaip ir kiekvienam reikia elgtis kultūringai.